eglutė įsakė, Eglu, dabar tu užsimerk. Ir kai tu atsimerksi, dabar būk užsimerkęs, kai tu atsimerksi, scenoje, tiksliau ne scenoje, o salėje bus didelis triukšmas. Tai kai pasakysiu 3, tu atsimerki. Tyla. Dabar įsivaizduoju, kad salė tuščia. Eglut, jos čia debiutinis pasirodymas. Mėliai. 1, 2, 3. Tavęs jie laukia. Eglut, žinai, apie ką tu man šiandien padainuosi? Apie lėlę. Apie lėlę. Ir Eglut, dabar mums visiems pasakyk, kiek tau metų? 6. 5,5, tai bus 6. Taip, 6. Žinai... O tu dažnai su lėlytėm? Kartais. Kartais. Kam žaisti su lėlėm, kai apie jas dainuoji? Mėlyjei, aš dabar vėl paprašysiu didelio triukšmo, nes pasitinkame nuostabų pritarimą į vokalą, kuris kartu su Eglutė, Monrai, reikia atsistoti ant taško, va čia yra taškas, jie reikia atsistoti ant jo. Jis labai kruopščiai dirbo ir aš dabar, nežinau, aš pažadu, kad aš eisiu va čia atsistoti ir labai garsiai plosiu, jūs man turit padėti. Mėlyjei, jūsų garsus plojimai, studijos tik solistė Eglė ir nuostabi daina. Tai lėlė, aš einu čia ploti, jūs man padedat. Patiko? Va, žiūrėk. Jėzus, kaip gražu, rožinė mergaitė, rožinė gėlė. Kaip aš tau pavyzdžiu? Tu kalbėk, o duok man ranką, einam aš tave palydėsiu, duosiu vazoną, kur pamerkė. Bravo! Einam dabar jau vazoną vieną neužteks.